Sveiki! Šiandien pristatysime, kaip planšetėje iPad naudotis ribotą prieigą arba angliškai Guided Access. Tai labai naudingas įrankis, jei norite įvesti nustatymus, kad saugumo ar disciplinos sumetimais jūsų mokiniai arba vaikas galėtų naudotis tik tai viena programėle. Be to, jis puikiai pravers ir dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Pasirinkti šį įrankį galėsite nustatymuose. Rinkitės bendruosius nustatymus General, po to Accessibility, tuomet susiraskite Guided Access ir ją įjunkite. Įveskite slaptažodį, kuris bus reikalingas norint keisti prieigos nustatymus. Slaptažodį įvesti reikės 2 kartus. Be abejo, nepamirškite jo. Ribotos prieigos galimybė įjungta. Kaip ją naudotis? Atsidarykite bet kurią programėlę, mes naudosimės išmaniaisiais robotukais ir 3 kartus spustelėkite iPad pradžios mygtuką. Atsidarys pagrindinis prieigos nustatymų langas, kuriame galėsite atjungti tam tikrus mygtukus arba nustatyti trukmę, kiek mokinys gali naudotis programėle. Be to galėsite nustatyti, kad mokinys negalėtų naudotis tam tikromis funkcijomis pačioje programėlėje. Jas paprasčiausiai pažymėkite. Parinkę visus reikalingus nustatymus, spauskite mygtuką Start ir duokite planšetę mokiniui arba vaikui. Kaip matote, visos programėlės funkcijos veikia kaip įprasta, tačiau išeiti iš programėlės mokinys negali. Be to, jeigu nustatymuose jūs pažymėjote, kad mokinys negalėtų naudotis tam tikromis programėlės funkcijoms, jis to padaryti ir negalės. Pavyzdžiui, negalės išsiregistruoti iš programėlės. Jeigu įvedėte trukmės apribojimą, tai laikui pasibaigus darbas bus stabdomas. Tačiau jį galima pratęsti vėl 3 kartus spustelėjus iPad pradžios mygtuką ir įvedus nustatymų slaptažodį. Jei reikia, nustatymus be abejo galite pakeisti. Darbą tęsite spustelėję mygtuką Resume, o jeigu norite baigti, spustelėkite End. Tikimės, tai bus naudinga jums ir jūsų mokiniams arba vaikams.